Esu namuose auginęs vilką. O jisai su žmona, su lapė buvo, ar vienas? Upėje radau raštelį apie kankinamą žmogų. Tai raštelis buvo butelį. Ne, butelis buvo raštelėje, kartu laikai, kad aš debilas. Pisdėmi galvą, Lilai. Jūs, Lilai, jeigu galite. Butelis buvo uždarytas ar ne? Čia silpnapročių komanda yra, ar kame yra esmė? Tu atsakykė klausimą. Labas vakaras, mėlieji. Sveiki žmonės susirinkę čia Kadų Comedy klube. Sveiki ir visiems žiūrintiems kitapus ekranų. Su jumis sveikinasi dar kartelį laida Žinau, kad meluoji. Dar viena puikia laida. Dar vienas puikus sąsatas. Kas čia daros, balemba pas mus Vilniuje. Užsukite ir jūs kada nors. Pasimėgusi čia tą nuostabią atmosferą. Geriau nei ryto Karočiai arenui. Aš kaip, mes Vilniuje esam, net aš Kaunui pasiruošę šitą bairį buvau, atsiprašau labai. Smagu labai matyti visus čia, kaip ir minėjau, dar vienas puikus sąstatas, tai nieko nelaukęs, noriu pristatyti šiandienos dalyvius ir pirmasis mūsų dalyvis, komandos kapitonas, per parą laiko jis gali išvirti cepelinus fjorduose, pasižiūrėsim, ką jis nuveiks per valandą mūsų laidoj, tai Mantas Bartuševičius. Sveiki, sveiki. Aš girdžiuosi gerai? Puikiai, ačiū tau, Mantai, kad esi čia. Ačiū visiems. Manto komandos draugas, taip atrodyčiau aš, jei Stonkus nebūtų davęs man darbo, tai seras Algimantas Žadeikis. Kaip jisai pats save pristato, būsimas sektos lyderis. Nuostabus žmogus. Na ir paskutinysis šios komandos dalyvis, pagal ūgį jis galėtų žaisti bet kuriame krepšinio klube, bet pasirinko atstovauti humoro klubą, tai Vaidotas Šiožinis. Palaimai Vaidotui. Šiandien jų varžovų komandos kapitonas. Visai ironiška, kad jis karjerą pradėjo nuo Stonkus vairuotojo, nes vairuotojo jam reikia dabar pačiam. Tai Markas Žukauskas. Žinau, ką galvojat ir ne, Antanas Kislek nepradėjo sportuoti. Čia mūsų kitas laidos dalyvis Konstantinas Lilas. Tavo vakarą. Na ir paskutinysis šiandien mūsų dalyvis, jis turi daugiau tatuiruočių nei Algimantas yra jų padaręs, tai Lukrecijus Duda. Duda ar Duda, atsiprašau, norėjau tik pasitikslinti. Viskas gerai. Ačiū jums, Lukrecijau, neužmuškit manęs. Prieš pradedant noriu greitai priminti taisyklės, tai kiekvienas dalyvis turi po 2 korteles. Suka, maždaug tiek taisyklių ir prisimenu, žinokit. Poka taisyklės, žinom taisyklės, jo? Ne, suka, pastatyti nepatogią padėtį. Kiekvienas žodžiu turi po 2 korteles ir jie bandys atspėti. Ne, irgi po vieną turim. Po vieną. Po to gausim antras. Po to gausim antrą dar. Šiaip po vieną. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs Mantas sakys tiesą, jie bandys atspėti ir jeigu atspės, tai taškas jiem. Jeigu ne, tada jiem. O netiesa, jeigu. Maždaug tokios taisyklės. Aišku dabar? Važiuojam. Gerai, ačiū labai. Tai, mėlėjai, su jūsų plojimais pradedam ir man tai įtrauk savo pirmąją kortelę. Mantas Bartuševičius. Aš gal norėčiau paprašyti, kad man kitaip paplotų. Ai. Wow. Giris, žal, giris, žal, giris, žal, giris, žal, giris, žal, giris, žal, giris. Pasiėmiau iš prieglaudos papugėlę, kuri tą pačią dieną įskrido pro pravertą langą. Gerai, kiek Lietuvoje yra aktyvių papugėlių prieglaudų? Iš kur man žinot, aš žinau... Vieną, žinai, kaip vadinasi? O Jėzus, nežinau, čia buvo labai seniai. Aš buvau kokiai 3 klasėje, mano sesė buvo 1 klasėje. Tu kelinto gimimuose? 91. Tai 2000 metais kažkur Lietuvoje aktyviai veikia papugėlių prieglaudos. Taip. Blet, gerai gyvenom. Tau asmeniškai davė ar su mamai? Ne, aišku, kad su mama. Ką aš veikčiau, visų pirma, aš net nesu iš Kauno, o čia Kaune buvo. Ir nes Vilkijoje nebuvo dar tokio lygio, kad Vilkijoje grinai būtų atskirai papugėlių prieglauda. Bet atsidarinėjo jau, man atrodo. Jo, kažkas, ėjo link to. Ir mes su šeima nuvarėm ir tiesiog norėjom papugėlės ir nuvarėm pasiimti.
į prieglaudą, nes jų tūkstančiai būna, kasmet žmonės tūkstančius papugėlių palieka likimo valiai. Pasiem ir tada supranta, kad jos neužsičiaupia visą parą. Prie gyvybės inkilų kasmet palieka tūkstančius papugėlių. Gerai, papasako, kaip jinai pabėgo. Pro pravertą langą. O tai narvelį nebuvo? Ne, tai mes buvom narvelį, mes kartais paleisdavom tas papugėlės. Šiaip čia ne visai papugėlės, čia yra banguotosios kanarėlės, šiaip to be fair. Bet, skaitykim, vis tiek galvoju, kad čia bus ir žmonių, kurie nedaug nusimano apie gyvūnus, tai sakykim papugėlės. Bet čia ne tos, kur kartoja, ką pasakai. Aš tu žinai, gal už prieglaus kokį mišrūnę gal pasiėmyti. Ne, su dokumentais kopas mus. Ne, ir būdavo, kad, tiesiog mes praveriam gardelį ir jinai paskraido antram aukšte. Ir tai nutiko pirmą dieną, ar ne? Ne, visiškai pirmą dieną, palauk. Kuri tą pačią dieną išskrido pro pravertą langą. Tai be narvelio parsivedė namo. Aš tai dar visai tikiu. Aš dar visai tikiu. Kol kas dar tikiu, dar gali išsivartyti. Ne, čia gal sukosi laikrodis tą dieną, aš nežinau, tai irgi dabar. Ir labai senai buvo. 2000 metais. Aš buvau pirmoji klasėje, esi trečioji klasėje. Ne, ir šiaip, kai vaikas esi, lėčiau laikas eina tikrai. Ką? Lėčiau laikas eina, kai vaikas esi tikrai. Jo, belekaip lėtai. Neprimink. O tu buvai spėjęs duot vardą? Ką? Buvai spėjęs duot vardą? Greta, sesė. Kaip šiaip reagaut, kai išskrido tokia, važiavo dar vienos pasimti, ar galvot, užteksiu, nebereikia? Ne, žinai, po to mes pagalvojom, kad šitam pasauliu yra ir tai pakankamai papugėlių. Mums nereikia atsivesti į šitą pasaulį dar vienos papugėlės. Tai jinai gal dabar, iki dabar Lietuvoje skraido kažkur. Ne, tai čia neparašyta, mes ją pagavom. Mes ją pagavom ir jinai po to antrą kartą pabėgo ir jau po to... O kaip jūs ją pagavot, papasakok? Bema prigavai. Čia žiauriai seniai buvo, žinok. Čia buvo du pirmais. Bet to kas gaudė, mama, ar tu pats? Ne, čia mes... Visą Vilkienkojų buvo pasukelta jau. Ne, čia mes Kaune buvom su sesė dviese nuvarę, bet tėvų. Laižėtės? Ką? Čia mano reikalas. Čia mano ir mano sesės reikalas. Tik norėjom laižėmės, ne, čia ta pati šeima, tai mes jūsų šeimas nenešam bučinių, mes savo šeimoje paliekam jos. Tai va. Tai koks klausimas? Tai jūs ją pagavot visgi. Dabar apie sesę ar apie papugėlę, konkretizuokit. Kol kas papugėlė. Jo, mes vieną kartą esam pagavę papugėlės. Banguotasias kanarėlės. Ir kiek paskui laiko pas jūs jinai gyveno? tą pačią dieną, man atrodo, pabėgo. Tai 2 kartus tas pats nutiko. Jo, nu... Let kreisi dienelė buvo. Sutaptų man taip. Melas. Ne, tai gal tai tiesą sako. Aš tai manau, kad tiesą sako. Nu, blėt. Sakai, toks įžūlikas, kad taip čia vartysis. Nu, tikrai tiesą. Nu, blemba. Vat įdomu, koks man tikslas meluoti irgi. Ne. Kaip jūs galvojate, Konstantinui? Aš galvoju, kad jis yra čia kokį 16 kartą jau ir jisai gali turėti įvairių technikų, kaip papasakot. Taip. Ką jūs galvojate? Nu, man stringa, kad papugėlių prieglauda, nu aš gyvenu Lietuvoje 28 metų. Iš kur jos ten galėjo atsirasti? Papugėlių tai tikrai yra prieglaudose, nes visokių gyvūnų būna ten. Tai tikrai yra. Mes čia nenorim teisti gyvūnų. Visi gyvūnai vienodi, visi lygus. Gerai, man tai. O tai buvo kitų gyvūnų prieglaudos, ar ten buvo tik papugėlių prieglauda? Ten buvo specializuota papugėlių Taigi, sakai, neprisimeni. Ten jaučiu ir prisimenu labai tiksliai, kaip šiandien atrodo, kad buvo. Buvo banguotų, ten buvo papugėlių prieglauda Gran Canaria. Aš spėju, jaučiu ten ir tas krokodilas buvo, kur dabar Šilutėje rado 18 kilų. Bet tai jisai gali meluoti pavadinimą. Jis gali daryti, ką nori. Gali būti melo tiesoj. Nu. Jeigu tai yra tiesa, melo jie gali būti tiesos melo. Laskovas netaisyklių, nežinau. Tai reiškia, jo klauskit. Primenu šitą dalyką. Laskovo akis raudonesnis yra už raudonas. Tai jūs klauskit, nu jūs dar džiaugiai. Ne, paklausat, čia dar... Ką tu norėčiau sakyti? Nežinau, ar čia be yra ką klausti. Jo, nu tai gal, tai tu sakai melas. Nu, jo. Nu, žiūrėk, aš manau, kad irgi melas. Jeigu klausi manęs, tai irgi galvoju, kad melas. Nu tai melas, tada mes melas. Man tai atskleisk mum. Tai yra tiesa, ar tai yra melas? Mes šiaip iš tikrųjų esame vieną kartą pagavę savo kanarėlės, kai jos buvo pabėgusios, bet tai buvo visiškai kita istorija. Ne apie tai šiandien. Šitą buvo visiškas melas. Tai yra melas. Pablogi Marko komandai už pirmą iškovotą į tašką.
ir su tais pačiais plojimais Markai įtrauk savo pirmąją kortelę. Pavogiau iš klasiokės telefoną, kad turėčiau pinigų iš ko pagerti. Tiesa. Skamba kaip tu. Vapšė skamba kaip tu. Čia kelintoj klasiai. 4. Kelintų tu gimimą? 97. 97. Jau buvo telefonai? Aš negaliu patikėti, kad 97 metų žmonės jau yra spėję prarasti teisės. Atrodo, dar neturėtų būti išsilaikę. Aš negaliu patikėti, kad vis dar randat kampų, kaip paprikolinti šito, mane tas labiau stebina. Bet įdomus Oi, tu kampas. tik duok Nes... mums. Jo, šiaip gerai ištraukė jų. Ačiū, Markai, malonu. O Bet mes dabar apie... Jo, norėjau pasakyti, o čia meluoja ir tiesą sakai. Aiškinkis. O koks telefonas buvo? Oi, neatsiminsiu, labai senai buvo. Ne, gerai, žodžiu. Matau, mažai klausinėti, reikia pačiam atsiverti. Jo, papasako, kas iš viso nutiko, kas tave tai prispaudė, kad tu kelintoj, 7 klasiai? Bležiai, buvau 4, aš neturėjau darbo dar, kad galėčiau pagerti. 4 buvai? Jo, 4 buvau. Ir tu vogdavai jau daiktus, kad gertum. Aš į tavo šeimą nelendu, kad jūs bučiuojatės savo šeimoje. Ne, aš savo šeimoje mes geriam nuo anksti. Ką 4 geria? Gali man pasakyti. Sidra, kisa tą melso, tą žemės uogų skonį. Ne, Jamaikai buvo 8-7, ten tas freonas. Aš galvoju, Tavo Markas gerdavo papagėlė iš Jamaikos, man atrodo. Ne, gerai. Aš Marko metų iš Klaipėdos, tai Jamaikos nebūdavo. Čia Nu, labai vėliau prastai. būdavo. Ja, čia ne. Gerai. Tu Marko metų? Ne. Aš meluoju. Kame visa esmė? Aš biškai nusimėsiu nuo savęs. Tą telefoną ne aš pavogiau. Pavogė mano klasiokas. Vardas redakcijai žinomas. Aš esu vienas Rylsas yra apie jį buvęs. Jo. 3 brolis. Jonas? Ne aš pasakiau šitą vardą. Jūs pasakėte. Bet žodžiu, klasiokas pavogė telefoną ir jisai priejo prie mūsų su kitu klasioku. Sako, žiūrėkit, pavogiau Gabrielės telefoną. Varom, parduosiu šį lombardę. Aš žinau ten, kur būna lombardas, kur bomžai sėdi ir parduoda daiktus. Ir varom į kopas, pagersim, parūkysim ir panašiai. Ir mes sutikom. Ir mes nuvarėm į 3 turų po 4 klasė po pamokų ir pridavėm tą telefoną, prisipirkom sidro, nusipirkom cigarečių, varėm į kopas ir gėrėm ten. Aš šalia jo gyvenęs, blet, čia tokia tiesa iš tikrųjų. Nežinau, tiesiog tu papasakoji mūsų kasdienybę. Nežinau. Čia tą gabrielišką telefoną pavogėm. Žinot, čia yra kaip mesti monetą pem ant pem. Kaip iškris, taip iškris, galit jūs balsuoti, realiai. Ar čia tiesa ar netiesa. Jeigu tu tai darai, mes visi tai darėm. Gerai, palabiškai, aš dar klausimų turiu. O tai gerai, kaip čia buvo išsiaiškinta, kad kažkas pavogė, kas išsiaiškino, kaip reagavo, kaip Gabrielė, ar sutarėt su jie? Ką veikia šiaip jinai gyvenime dabar? Ar jai pasiteisino lūkesčius? Klaipėdoje apsiveršiavus, jau gyveno, namą turi. Linkėjimai jai. Bet kam jie visą esmė buvo, tai 4 klasėje tu mokaisi vienam kabinete. Ir ten viskas labai glaustų yra. Kažkas kažkam pasakė, kaip kalėjime realiai. Kažkas kažko nematė, kažkas kažką matė, kažkas kažkam pasakė, kažkas kažkam perpasakojo. Kažkas kažką lietė. Jo, kažkas kažkam gal pasigyrė, kad čia geriam kopose, nes kažkur gavom pinigų, tada auklėtoja veda, iš kur pinigai atsirado, žinai, tada išsiaiškino. Gal dar prisideda tai, kad grįžo namo 4 girtas. Mama atkreipė į tai dėmesį visai. Ir geriai to, ar ne? Blemba, jo 4 klasėje. Čia, manau, buvo pirmas prisigėrimas. Tai gavau lupt iš prailgintuvo laidų. Bet man kaip jokinga, kad Algimantas tiesiog į 5-dienio filmą čia žiūri. Bičias alus guminukais pisa, dabar esmė kur. Kiek pinigų gavot iš telefono? Oi, neatsiminsiu. Aš nesirūpinau nieko, jisai viską tvarkė, aš laukiau tiesiog, kada varysim į kopas pagerti. O ten buvo parašyta, kad tu pavogiai telefoną, ne? Gal blogai perskaitė tiesiog, kai siunčiau savo tiesą. Ok, supratau. Tai tu dar nebuvai turėjęs fizikos mokyklai, bet tu jau spėjai prisigertą, ne? Jau gyvenimo pamokos Kaip jau gravitacija jautės jau buvo, ne? Jo. Ar įdėtum šitą nusikaltimą į top 3 nusikaltimų savo gyvenime? Daug prabėgti reikia pragalvo, bet ne, top 3 nepatenka, yra gal žiauresnių buvo. Ar kai grįžinėjai namo, girtas pas mamą, ar dar pašokinėjai prieš eidamas? Grįžau, mama, o kas buvo, skau, ne kaip gavas. Ne, nešokinėjau, aš pakramčiau gumos ir grįžau viskas. Sportinis pasiruošimas per prastas buvo, ar ką? Ką tu čia kurvo moralizuoji? Guminukai solum kažkaip pisa į galvą gerai tau.
Nežinau, kas čia gali būti, vyrai, jūs sakykit, kas čia yra čia melas, nes aš niekaip nenuskaitau Marko, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Aš visgi sakyčiau, kad tai yra tiesa. Tiesa, tu manai? Aš manyčiau tiesa, jo. Nu, žiūrėk, Labai lengva buvo jisai sako tiesa, aš sakau melas ir tu kapitonė spras. Davai. Aš čia nieko nepadėjau žmogui. Nieko nepadėjom žmogui. Absoliučiai, ten pat palikot, Tai kur jūs man abudu pasakėte, Aš kaip tu per Gerai, tą vagystę, aš nevagiau, bet aš išgersiu kartu. Tai, žinai? Pasakyk savo argumentus, kaip dabar norėtum, kad tai būtų tiesa, pavyzdžiui. Tai, nu ką, aš ir tam randu argumentų, kodėl ir taip gali būti, ir taip gali nebūti. Tai kai jūsų paklausiau, Tiesiog debiliukas jūs man yra, abudu jisai pasakėte prisidirbs. tiesiog, realiai dabar tu nuspręsk. Tai aš manau, kad čia tiesa gali būti. Aš žiūriu į Marką ir aš manau, kad... Ką tai publika gali būti galvoja, tiesa? Melas? Melas. Ar jis per daug sakot? O jeigu man... Reikia klausyti, ką Gabrielė sako. Jei turėtum savim pasikliauti. Jo, blemba. Yra priežastis, kodėl yra taip. O galiu skambinti draugui, pavyzdžiui. O tam Jonui skambinsi? O galiu Gabrieliai paskambinti, tarkim. Ne, ji neturi telefono. Oi, blem, vaidutį. Nori paskambinti? Jo, Ką, pasakys labas, čia Manas Bartuševičius, aš dabar esu projekte. jo. Ir paklaus, tiesa ar melas. Aš tu duosiu Gabrielį iš savo klasės. Davai, Nori? davai. Čia ir bus tas pem reikalas, apie ką kalbėjau nuo Jo, pradžių. prašau. Tu nežinosi, Čia tu kas ten Gabrielį vyko? skambini, Gabrielį Gabrielė, ką Jo. išrinks, tą išrinksim. O šiaip Gabrielė? sako, moterų nuojauta ar kažkas yra labai gerai. Zaibės. Bet neatrodo apsiveršiavo, žinau, kiek žiūriu nuotrauką. Įtė. Tu Jam matai, tokį su metų akiniais jaučiu, gal arčiau nepavykdo. matai, aš tik verta. Ai, gau pakėlė, nepakėls. Jokinga, jeigu pas Marką pradėtų skambėti. Na ką, gali būti, kad ir nesužinosim. Nesigaus, nu tai spėkit, tada viskas Tai nebevyniojam. spėsim. jo. Reikia bandyti iš man tą skambinti. Blemba, bet jisai šitai paėmė ir davė tiesiog telefoną, skambino Tai Gabrieliui. turi būti tiesa tada. Tai turi būti tiesa. Turi būti tiesa. Arba norėjau padaryti kontentą, Jis kuriam apsuko Gabrielė tave atsiliepė ir aplink nesupranta, kas įvyko. O tu matai, kad sena pavardė buvo dar. Įtė. Jinai buvo įtė. Šašalabaldyti. Tai gal tiesiog nemoka pasikeisti pavardės Facebook'e. A ne? Nu. Tai jinai tada kvaišytė būtų. Tik per telefoną gali keisti pavardę. Žinai, ką man? Ne, tai kad tu klasiokai senas surastų, sukčiau. Aš nepakeis. niekada negalvojau, man. Gerai, metam tą monetą ar kažką, huznait. Jau užsibuvom per mane, žinau. Ne, ne, Užsibuvom, bet tu esi ant tiek nepatikimas, kad huznait, dabar turi dar visokių tų dalykų. Mes jau toj prieinam prie Mes finišo padarykim- ir atgal grįžtam iki pat Padarykim pradžios. paprastą dalyką, meskit kas nors monetą. Ne, viskas aišku. Man Aš tai, jau... tai yra tiesa ar tai yra melas? Aš manau, kad tai yra melas. Markai, tai yra tiesa ar tai vis dėlto yra melas? Tiesa, tai yra iš tikrųjų. Tai yra tai buvo. tiesa. Jo. Bet aš nevagiau, aš tik gėriau. Klasiokas pavogė, aš pasirašiau. Kaip man tai jauties atidavęs tašką, Markui? Išduotas draugų jaučiuosi. Išduotas Yra kaip yra. artimiausių. Gerai, Aš mėlyjei, tikiuosi, paplojam dar išdavęs kartą. Markui, už puikiai iškovotą antrąjį tašką. Man ploja žmonės už vagystę, literaliai. Yra kaip yra. Serė Elgimantai Žadeikį, traukit savo pirmąją Ką kortelę. tai neatspėsim Labą gyvenime. vakarą. Čia buvo įdomus dalykas. Policija buvo paskelbus mano paaišką, kai buvau tylos stovykloje. Tai pirmiausia, paaiškinsiu, kas yra tylos stovyklos. Tylos stovyklos yra, kai aš studijavau. Jis tiesiog pats ką papasakos, mes Ne, visim tiesą. aš paaiškinsiu, kas yra O tylos nėra, stovyklos. kad tylos stovykla Kad realiai yra pasiaiškina. tavo paties, tavo Ne, paieškos. tylos stovykla buvo tiesiog nieks nesuprastų, kas yra nahui per tylos stovyklą. Hui, znait. Kai tave vyras mušė, blėt, ir uždarė į garažą, blėt, savaitai. Ne. Ne, čia pedofilija. Tylos stovykla yra, kai tu legit pats pasirenki, mes buvom studentai ir tai buvo 3 kursas. Ir 3 kurse, aš net galiu pasakyti žmonių vardus, su Danielium buvau. Gal galim paskambinti jiem? Aš tiesiog, galėtume, galėtume paskambinti. Galėtume, jeigu nebūtų tylos stovyklai dabar. Tylos stovykla buvo kažkas. Klausyk, mes galim klausimų užduoti. Palaukit, blėt, tylos stovykla buvo kažkas, kaip dabar jūs varot visi į gają, blėt, apsisukt ratais, tenais biški bliterio to Šiaip jaučias, kad buvo tylos stovykla, nes vis dar kiek daug. Jo, šneka tylos dabar. stovykla buvo tiesiog varkiam ir mes daug visko darėm gyvenime, bet studijavom. Ir Tikrųjų, tylos vietoj reikia stovykla sakyti, atėjo kas iki dar tokio melas. dalyko, kad tai buvo savaitę laiko, kada tu negali visiškai kalbėti. Oi, blėt, tikrai? Nenori dabar. Bet įsivaizduokit, tai nebuvau aš, 32 metų, tai buvau aš,
19. Gerai, už ką mentai ieškojo. Tai dabar kitas dalykas. Aš pirmiausia papasakau, kad buvau to tylos stovyklai. Už ką manęs mentai ieškojo. Tai aš nuo vaikystės, ką aš pirmam savo tiesoj mėtai parašiau, mėta sako, parašyk kažką, kas... Mėta sako, parašyk savo tiesą. Ir mano tiesa... Leis man Raslai foto albumui įsitraukti, savo pradės. Mano tiesa buvo mėtai parašyta, kad aš daug turėjau dalykų su vagystėmis. Ir tylos... Rašyk belė ką vis tiek vogas. Žiūrėk, tylos stovykloj man žiauriai nepatiko. Vagi mūsų laiką. Aš buvau ten nusivežęs alkoholio, buvau nusivežęs gandžios ir narkotikų. Į kur? Į tylos stovyklą? Į tylos stovyklą. Tai buvo, kai aš buvau jaunas. Bet čia univerė buvo ar kur? Čia buvo, aš univerų nelaikiau, tai buvo koledžas. Šitas atpasakojimas trunka ilgiau negu pati istorija. Eini į kolegiją Lietuvoje, bet vadini koledžu. Kaip įdėjau? Vilnius dizaino koledžas. Tik po to sužinosit, kad aš nemoku skaityti. Nu tai pohui. Kolpingo koledžas. Tai dabar priminkit apie ką pasakau. Tai už ką mentai ieškojo? Tuoj, dar įpist, jo, daugiau. Jo. Tai realiai, aš linkęs pyzdinti visada buvau. Ir aš visiškai supratau, dėl ko... O tai daiktus ar bobas? Kaip? Daiktus ar žmonės? Daiktus. Tai ir bobas, nes bobas. Ir aš realiai... Mindė, blėt. Realiai... Vaikit, nepertraukinėkit. Ir taip netrumpa istorija yra. Čia netrumpa istorija. Čia dabar važiuojam namo per Molėtų plentą. Bet po to mums reikės po to labai greit pasakot, žinoma. Čia tiek šviesoforų mes patys Man sukūrėm. šitas patinka labai. Duokit, važiuoja tegu. Ir galas įsiaiškino taip, kad aš melavau. Ai, man viskas aišku. Man viskas aišku. Aš trečią kartą Ir teiginį sėkmės pamiršau. jums. Markai, Gerai, tai yra tiesa. Neklauskit. Tai yra tiesa. Jo. Tai yra tiesa, mes sakom, tai yra tiesa. Jo, aš irgi manau, kad čia tiesa. Jo, Algi, tai yra tiesa. Algi, pasakyk. Tai yra tiesa ar tai yra melas? Supratau, ką dariau, čia buvo melas. Tai buvo melas. Aš nesupratau, ką dariau, čia buvo melas. Nice. Aš šiaip žinau, kad melas, bet dėl content. Bet ačiū už tašką, nes mums nekaip sekasi. Aš lygiai taip pat, tiesiog toks akivaizdus melas, bet kažkaip noris palaikyti jūs. Jo, aš galvau, kad tik taip įsisuksiu, nes pizė, kai buvo sunku. Atrodė tai, kad labai lengva. Aš sėdžiu dar prieš tave, mums specialiai tai pastatė. Vartai, blėti, nieka. Aš bijau tavęs iš tikrųjų, nes tu turėsi visas istorijas, aš irgi visas istorijas turėsiu. Gerai, dar kartą plojimai Algimantui. Ačiū tau labai, kad tu egzistuoji. Lukrecijau, traukit savo pirmą kortelę. O galima, Nusirengti galite, jeigu norit. kaip per pokerį, kad nematytumėt mano emocijų. Jo, dar tai sėdėsiu visą laiką. Esu namuose auginęs vilką. Blemba, norėčiau tavo emociją pamatyti dabar. Čia jau nereikės to veltis, tiesiog tyliai būk ir viskas, blėti. Okay. Meta monetą vyrai, ką O daro. jisai su žmona su lapė buvo, ar vienas? Nors Ne, yra tas lapė tatu- su lapė su Lapinsku yra. Yra tas tatų Nu, nebijok, Okay, pažvengi, nesuras gerai. jūsų, blėt, nežinau, Gerai, kas tokie esat. turiu klausimą, aš tarkim. Leisdavai vilką į lovą įlipti, kai... Tu pabandyk vilkų išdrausti lovą įlipti Jo. sen. Būdavo, ką uždrausdavai vilkui, ar ne? Nu, sunku, žinok, vilkui kažką uždrausti. Blemba, bet, toks vilkas yra, toks gyvūnas, jis cirke nedalyvauja. Pas mane cirko ir nebuvo. Jo. O kodėl nusprendai, kodėl vilkas? Kodėl būtent Aš nenusprendžiu, vilkas nusprendė. Ai, vilkas nusprendė pas tave apsigyventi. Jo. Kapitone, Neturėjau išeities. Vers mauglis. Okay, kaip... kapitone, galiu porą klausimų. Jeigu užauginsi panterą, žmonės, tai pantera normaliai eis į mokyklą ir kalbės. HR dirbs, jo. realiai. Kapitone, Taip, klausau. kapitone, galiu porą klausimų. Šeimos žmogus esi? Ar buvai šeimos žmogus? O kas yra?
Negu, taip, dėl vilkų klausiu, žinai, pačiam įdomu. Ne, su vilkais iš tikrųjų gyvenant, tu privalai būti šeimos žmogus. Galiu paklausti, kelintais metais augai. Aš kažką, blėt, atgavinsiu dabar savo. Aš kažką atsimenu. Gal 19, 18 buvo kažkas. Dar vaikų neturėjai. Jo. Pala, o kur tu čia gyvenai? Vilniui. Kurioje vietoje? Naujame. Vilkpėdį. Naujamės tai tokia trobelė yra, žinai. Atiduodu pliusą už taip. Galiu paklausti, kaip tu gavai tą vilką? Tai sakau, aš nepasirinkau, jisai tiesiog mane pasirinko. Aš ėjau gatve, vedžiau šunį ir mano šunį užpuolė vilkas. Ir pasikeitė pavadėlę. Sako, tu duok Aš tiesiog bandžiau juos skirt ir kažkaip tas vilkas mane pamilo. Ir aš negalėjau tiesiog... savo šunį vilkam atidavė, ne? Ne, ir tiesiog kažkaip jie po to susidraugavo ir aš nusprendžiau, tai tiesiog turėjo 2 šunis. Aš nežinau, ar jis vilkas buvo, bet jis buvo labai panašus į vilką. Blėt, jis nemoka meluoti. Žaina, nemoka meluoti. Esi čuvakas iš dušios, niekaip neapipisi. Turėjai vilką. Pažiūrėk į save. Lemba, kaip... Ta prasme, kad tu vilką turėjai. Aš nežinau, kaip gali meluoti. Tu vilką turėjai. Nebūtinai dar tokia jeigu tu nebūtum turėjęs vilko. Nustebtum? Jo, jeigu nebūtum turėjęs. Aš irgi manau, man tinka vilkas iš esmės. Aš manau, kad ir suformavo dalį mano asmenybės tas vilkas. Jeigu ne vilkas, dabar nebūtų skanaus hačiapurį Vilniui. Irgi, nu. Realiai, prie vilko čia prisidėjo viskas. Blemba, nu man, žinokit, pykit, nepykit, nu man ne... O kiek laiko gyveno vilkas su tavim? Blet, gal kokį pusmetį po to pabėgo tiesiog. Ok. Manai į mišką ar į žirmūnus? Jį tiesiog visą laiką prievartavo mano šuo. Wow. Ok. Kas tavo šuo toks? Turėčiau net žinoti. Mišrūnas. Jeigu jisai prievartauja vilkus, aš yra turėčiau į tokia vardus veislė žinot. ir jie šiaip skirti, žinai, medžioti liūtus Afrikoje iš urvų varyti. Jo. Tai ir jisai kažkaip uždominavo tą vilką. Net laikė pusę metų. Jūs mato tą patį taktiką. Ta pati taktika. Ble. Tiesa. Tu turėjai su vilku gyventi, tu nebūtum toks čiuvakas, jeigu tu nebūtum su vilku gyvenęs. 100%. Komandą siūlau, kad gyvenęs su vilku. Tikrai. Kaip tu galvoji, Vaidutį? Nežinau, kokios spalvos buvo vilkas? O kokių spalvų būna vilkai? Vilkas. Aš uždaviau klausimą. Tai jis toks, žinai, dryžuotas biški buvo. Ir tamsių atspalvių, ir šviesių buvo. Nu buvo, reiškia. O kur jisai miegodavo? Tai gilovą jau klausit. O ką tu jam duodavai valgyti? Dabar tik šunį. Pedigrį tiesiog duodavai? Pedigrį vilkui? Pamaišydavau pedigrį su šlapu. Su šlapu. Šlapas čia, žinai, kur... Šlapas čia jau draugelis, kur išdavė jūs. Jo. Šlapas. Ne, žinokit, nepykit, bet man čia skamba, tragikomedija. Man neskamba rimtai. Tu neįsivaizduoji mane su vilku? Ką darant? Seniai, pažiūrėk, prieš tos lemenės kaip tiktų vilkas. Čia iš vilko lemenė padaryta. Pažiūrėk, žiauriai tiktų čia vilkas. O kaip mes iš vis įsiaiškinom, kad ten vilkas, jeigu jis pabėgo mažas nuo tavęs, nes tavo šuo privartavo jį? Mažas jis nepabėgo, jis didelis pabėgo. Jis didelis buvo, kokį tu šunį augini, ble? Taigi jūs sakiau, basenčiai. Dviejais sakiniais atgal. Man tai, mums reiktų kokio nors sprendimo. Kaip žmogus iš Vilkijos. Tai kad tu vilkų nematys, ne? Matęs ir ačiū Dievui, kad Porą varžybų yra buvęs užsidarė klubas, jo, džiaugiuosi dėl to. Aš manau, kad čia melas yra. Tvirtina melą? Blemba. Žiūrėkit, neprapiskit taškų, hebro. Tvirtina melą. Ar tu manai, kad čia tiesa? Aš vieną tiesą, 2 melai labai... Jūsų į bliuskutės jūsų pažiūrėkit. 2 tiesos, 1 melas. Varom, gal. Gerai, tvirtina melą. Lukrecijau, atskleisk mum. Tai yra tiesa, ar tai yra melas? Tai yra melas. Tai yra melas. Blemba, prigauti iš čia jį. Blemba, wow. Prigauti. Jau Čia su ta suabejojau. spalva pasigavo. Bet daug apie tave pasako, kad mes abejojom ties šitų dalykų. Jo, grinai, nes čia, blėt, atrodo vilkas O namuose. esi svarstęs turėti vilką? Nežinau, gal yra tokia mintis praplaukus, bet kad ją būčiau prisiminčiau dabar, ar ne, gal taip, bet... O papugėlės? Ar esu norėjęs papugėlės? Jo. Jo, aišku.
Visi mes esam norėję turėti papūgėlę, kuris sakytų, eik tu nahui. O esi užmušęs žmogų. Ačiū dar kartą, Algimantai, plojimai dar kartą. Už puikiai iškovotą tašką. O esi įsovęs iš autobo, kada Užmušęs žmogų. Vaidutį, trauk savo pirmąją kortelę. Plojimais palaikykim Vaidotą Šiožinį. Esu sudaužęs gitarą klasiokai į galvą. Čia tą patį klasiokį. Kelintoj klasė. 5-6 turėjo būti. Iš kur gitarą gavai? Mokiausi gitarą groti. Kas tave privedė prie to, kad reikėjo vožti per galvą? Niekas neruoštavo? Jie grįžtų namo. Ne, tai ten paprasta tokia buvo mokyklinė situacija, jinai kažką... Mokyklinė grinai. Čia kaip klasikinė Šiaulių mokyklos situacija, jinai kažką tenais burbėjo ir aš tipo pavaidinau, kad trenksiu. Jinai pati tą gitarą, įėjo. Realiai jinai labiau į tą gitarą įėjo, jinai kažką ten burbėjo, sakau, trenksiu, jinai sako, neišdrysi. Challenge accepted, bam, ir kaip per Tomą ir Džerį tiesiog pralindo galva, stygas. Ir tas toksai užaugo gumbas. O verkia jinai? Gitara verkia. Skaudėjo gitarai tikrai. O buvo garsas toksai, kur brum. Jo, bing, išsiderino, žinau. O kaip baigėsi situacija, kaip po to pavaduotojai pas direktorę iškvietė tėvus? Ne, jinai suprato, kad blogai pasielgė toj situacijai. Ir nesiskundė? Ai, dar atsiprašau. Aš manau, kad melas, viskas prisigavo. Ne, tikrai aš dėl to problemų neturėjau. Nu, tu prie muzikos, Lilai, paklausk kažką apie gitarą, blėt, gal. Aš galvoju, ar tikrai jisai grojo gitarą. Paklausk, kokiu akordu. Ar lūžo gitara? Lilai, aš tada buvau jaunas ir durnas. Paklausk kažką apie gitarą, apie grojimą instrumentų. Aš reperis, aš nieko apie gitaras nežinau. Blėt, skambink nuomenį, tada aš nežinau, jis gal žino. Kokios spalvos gitara buvo? Tai paprasta, klasikinė. Su juodais dryžiais. Medžio spalvos. Gerai, Ko gero Ir melas. ką jūs kurva gavot iš to, kad sužinojot, kokios spalvos ta gitara? Jūs tai vilką atspėjo. Po to, kai trenkiau raudoną, jau buvo gitara. Gerai, arba ištryško kraujo kažkiek bent iš šios galvos. O tai kodėl raudona tapo? Čia bairis buvo vadinamasis. Tu negali meluoti, Prašau, jeigu kad sakai juokavau. tiesą. O iš kur gitarą gavai? Iš parduotuvės gitarų. Bet kas tu nupirko ją, tėvai? Taip. Ir to mama reagavo, kai tu grįžti namo Šiauliuose, aš nemanau, kad jis buvo super duper turtingi gitarą, tai buvo brangi ganėtinai. Ką mama sakė, kad tu sudaužai gitarą dabar? Nebuvo patenkinta labai. Bet, Tai ką tai sakei? Nesakiau, čia po to pavyko sutvarkyti tą gitarą. Ai, kaip tu ją sutvarkai? Nu, nesąmonė, žinai. Iš vidaus gitaros. Suvirino. Nu, tipo, suklijavau. Tai kokie pažeidimai gitaros buvo? Kur yra tie hujukai, žinai, kur? Jo. Per Klapčikai. hujas pridžiotkę tą perinę. taip. Ir tą tenais papyliau klijų ir priklijau. Na čia neprigausi. Taip. Jo, jis- O grojai su gitara, O tai tos žinai. merginos galva kokio dydžio buvo, blėt, golfo kamuoliuko, aš nesuprantu, kad vis tiek žmogaus galva, tai jau taško visą gitarą laukan. Jo, bet tai aš gal netaip stipriai trenkiau. O tai klasiokai nepakaziolino, niekas nieko nepasakė, nei direktoriai, nieko. Ne. Kaip čia taip įmanoma? Viskas ok. O turėjai dar po to gitarų? Jo, turėjau. Tai realiai moki groti, iš tikrųjų, nemilok. Ar moku su gitara groti? Jo. Mes turim gitarą, gal galim atnešti gitarą? Opa. Patikrinsim, viskas bus aišku, realiai. Gitarą ant sienos. Lilai pasiruoš, turėsi uždainuos kažką. Yeah. Aš labai tikiuosi, kad pas Algimantą kitas bus, kad niūkino koksą ir... Nu, atneškim! Atneškim, įrodyk, kad mokė. Įrodykit, kad mokė. Eik tu savo, tai čia mes ir galėsim savo tiesas padaryti netgi. Yeah. Būtumėm žinoję, wow. kitas tiesas būtumėm rašę. Nu, Eik tu savo, mėgstu daug ką. Nereikia laukti. aš nedainuosiu. Vasaris atplauks nelauktai. Gerai, užtenka padėkti gitarą. jo, nebes... Viskas, ginu. Gerai, da. D užspaudė, G užspaudė. Bet Viską užspaudė, ką reikia. jūs matėt, ką užspaudė? Nes užspaudė, jisai norėjo sufeilinti, kaip, pavyzdžiui, aš paišau, aš išduosiu savo... Tu žinai, kad tu mano komandoje Aš tavo žinau, bet Nieko aš čia stalo, išduosiu todėl. iškart. Kai paišai, bet nori feikint, kad nemoki paišyti, tai yra neįmanoma. Palauk, dabar paim gitarą ir parodyk, Jo, čia kaip yra trenkiai tiesa, per galvą žinok. parodyk. Jisai Kaip moka atrodė groti smūgis. gitarą. Amindės gali parodyti. Buvo gražu. Tu nesėdėdamas gi trenkiai. Nu, bet jie apipiso, jam davė gitarą. Nu, čia per didelis melas. Aš tai netikiu tavim.
Ai, nu, jeigu vedėjas netiki, tai Lilai, ką sakai? Aš nemačiau, kaip jis grojo, iš tikrųjų man viską užstojo, ar jis bent vieną natą paėmė. Siaubingai, blogai grojo. D padarė ir G padarė. Reikėjo žiūrėti, kad išgirstum, kaip gerai grojau. Tai vat, negirdėjau. Ne kaip grojo. Nežinau, čia tokia istorija, kur visiškai bet kam galėjo nutikti, galėjo nenutikti. Tokia kabliuko neradau jokio. Nu, dėkui, Lilai, tada sprendžiam. Gerai. Pas mus panaši komanda, Vandai. Labai reikia pačiam viskas spręsti. Nu, Lukrecija, gal... Ne, tai pisa protą, nėra ką spręsti. Oi, o teisingai. Man patinka šitas užtikrintumas. Gerai, pisi protą, tu nėra čia ką... Pisi protą. Tavo varžovai sako, kad tu pisi protą. Vaidutį. Tai yra tiesa ar tai yra melas? Turim tai, ką aš žiūriu dabar? Ne. Jisai žiūri kažką. Jis pasidėjęs telefoną. Penktadienio filmas Žumiuką Nemo žiūri. Bičas Žumiuką Nemo žiūri. Rykliai Lietuva, įsijunkit. Perdakit Antanui šitą, kaip dirba jo kebra. Iškirpsim šitą, jo. Aš jeigu ką sakau, kad tiesa. Bet, Melas, ne, tu sakai. bet jie sakė, kad tai yra melas. Tai Vaidutį, pasakyk, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas? Tai yra tiesa? Tai yra tiesa. Vieną muzikantą turit. Na, sakau, tu turėjai daug. Bet tai nemoka groti gitarą. Jo, bet šiaip tikrai siaubingai pagroji. Bet tai tu negali meluoti, tiesą sakydamas. Kaip čia gauna? Ką? Tai aš prieš 20 metų pasinikar grojau, tai nelabai ir mokam. Šiaip, fun fact, aš irgi esu lankęs gitaros pamokas, kai 6. Tai... Gal gali ir tu parodyti, ką moki? Nemoku. Iki kol į Lombardą Gerai, pridavė o tai gitarą. kaip iš tikrųjų buvo už ką trenkiai, tai klasiokai per galvą. Taip, Nu tai buvo. pezėjo užpiso mane, sakau, trenksi, netrenksi ir... Bet ir niekam nepasiskundė. Aš turėjau labai tokių nervinių, bet gal kitom laidom pasiliksiu dar kitas. Dar kartelį, mėlyjeji, palaimai Vaidučiui už puikiai iškovotą tašką. Konstantinai, traukit savo pirmąją kortelę. Vaidutis trenkia į galvą ir nothing else matters. Viskas. Pusę metų gyvenau Rusiją pas Indėną. Ok, gerai, kur... Oi, blėt. Gerai, kur... Čia jau prigausta. Galiu pirmą Po klausimą. vieną Galėčiau. Man- Ar yra nužudę žmogų, klausiu? Ne, aš Ar esi suomis? norėčiau kiek anksti, kada pirmieji metai buvo. Tai tik pusę metų iš vis gyvenau. Nebuvo pirmųjų. Ne, kada, kokie tavo gyvenimo metai buvo? Kiek tavo metų buvo? Wow. Ai, kiek man metų buvo. Taip ir reikėjo paklausti, ble. Čia buvo Moku už Kiek laiko buvo praėjo nuo to laiko, kai tave pagimdė? apie 18-19 metų. Okay. O tave kada... Tai jam buvo pergimdė? maždaug 18-19 metų. Ne, aš esu disleksikas, man galima. Diklekcikas. Dislektikas. Tai aišku, kad tu diklekcikas. Nu, aš tavo komandai. Nu, aš kaip suprantu, tiesa tiesiog ir tiek, ar ne? Neturit Ne, klausimų? aš galiu paklausti tiesiai šviesiai. Žinoma. O tu, pavyzdžiui, su fonogramo dainuoji kartu? Ne, gerai. Mano klausimas būtų, kur čia tiksliai buvo? Kurioje vietoje? Vilniuj. Kurioje vietoje? Šeškiniai, Fabijoniškės, kažkas, aš nelabai skiriu šitų dviejų rajonų, kur jų yra riba, bet, nu, ten. Okay, Prie sportimas netoli. O ką tas indienas ten, ar ne? Aš gerai išgirdau. Aš jį taip vadinau. Pareigas, jis turėjo polinkį. Okay, ir jisai po to į nuominę persivadino, ar kas buvo? Ne, jisai darydavo apeigas. Aha. Indieniškas. Tai, O grodavo man su atrodo, skudučiais, pakankamai. Jisai turėdavo kažkokių daiktų keistų, su jais ir grodavo, ir dūmus ten leisdavo kažką. Ir tu buvai vienas iš tų daiktų Rusija, man atrodo, ne? Aš buvau Rusija, galimai ir traktuojamas kaip daiktas, bet apeigose nedalyvaudavau, nebent man tekdavo grįžti per jų apeigą paryčiais ir praeit pro juos. Aha. Šiaip jokinga, Fabose indėnai gyvena. Visada. Tai irgi tokia istorija, kur galėjo nutikti bet kam. Kiek tų metų buvo, kada tu ten gyvenai? 18-19. Aš noriu... Ką tau šitas pasakė? Man? Nu, Ką tu sužinojai dabar? išsiaiškinai? Elgiu, ką tu sužinojai dabar? Aš esu girdėjęs, aš esu pats tokiose situacijose dalyvavęs. Aš esu girdėjęs tiesiog ir savo Iki 2-3 pas indėnus gyvena. gero tatuiruočio draugo esu girdėjęs apie čiuvaką, kuris pas indėną čiuvaką, reperis, kuris kūrė. Ir jis gyvena pas indėną čiuvaką. Čia ką tik buvo šitą. Čia atrodo, Tai kaip... ką jis sakė? Tai ką jis sakė? Tai aš esu girdėjęs šitą istoriją iš savo Tai prieš 5 minutės. Čia Girdėjai skamba, žinai, kai... Šiaip gali būti, kad tu tą istoriją
Čia girdėjai. Nes jis pasakojo taip, tarsi, žinai, kai tu turi 7 metų vaikas grįžta namo ir sako, mama kieme, ką tik toks bairis buvo. Ir va tai jau pradeda pasakoti. Mes buvom ir ten... Tu kai užsidedi akinius, tu pamiršti dalykus, atrodo. Aš esu daug personažų viename. Gerai, Lilai, aš paklausiu tavęs, koks jo vardas buvo ir koks indėniškas vardas jo buvo. Nežinau ir galbūt ir nežinau nei tikro, nei indieniško vardo. Ir pusę metų gyvenai pats čiuva, kur... Taip, bet man 18 buvo prieš 18 metų. Kiek tau metų buvo, atsižau? 28. Okay. Tai gerai, tai tu nori pasakyti, kad tu ten gyvenai, ar ne, tu ten grįždavai, praeidavai pro kartais tas liturginės apeigas kažkokias ir tave tai tenkino. Ką jie konkrečiai darydavo? Nėra taip, kad mane tenkino ar netenkino ta situacija, tiesiog ten tas Rusys, kurį aš nuomavausi. Atrodo dabar klaus dėl kultūros ministro, nupasako kaip yra, čiagi visi savi, Lilai. Nuomavausi Rusį, todėl kad jis buvo velniškai pigus. Kokia pavardė buvo? Rusio pavardė. Ir ten buvo tokia didelė salė, kur vykdavo tos apeigos, o už tos salės būdavo mažas rusiukas, tai yra dabar tą vadina studijom, tada tai buvo tiesiog Rusys, kur yra lova ir dušas ir viskas. Yeah. Ir aš ten pusę metų gyvenau. Okay. O ką darydavo per tuos dalykus? Aš nežinau iki galo, nes aš tame nedalyvaudavau. Tai vykdavo dažniausiai savaitgaliais, rytais labai anksti, aš tuo metu dirbdavau barmenu ir aš prasivilkdavau ten 5-6 ryto ir man reikėdavo praeiti, aš matydavau ten kilimėliai, kažkokie daiktai keisti ir kažkokie veiksmai keisti. Aš pro juos perlipdavau, praeidavau ir naidavau į savo Rusį. O tu esi repo gabalą apie indėną įrašęs? Manau, kad yra elementų, galbūt kažkokių indieniškų. Vyras buvo, ne tas? O rinkdavosi kiti, kaip kiti žmonės atrodydavo? Pagyvenę. Pagyvenę tiesiog. Jisai, man atrodo, juos gydydavo ar kažką tokio darydavo. Kad ten ligoti žmonės, nes buvo toks atvejis, kad aš tam Rusį rūkydavau. Jo. Ir jų Palauk, apygos vyko. tu negali sakyti, buvo toks atvejis, kad rūkydavau. Tai vadinasi, jeigu tu naudoji būtai dažninį, tai buvo atvejų. Ką jūs bandote pasakyti, aš ne iki galo suprantu. Buvo atvejis, kad vyko apeigos ir aš tuo metu rūkiau tam savo 6 kvadratinių metrų. Tai rūkydavai ar rūkiai? Oi, kitis. Mes jo komandai esam, ble. Ir pas mane atėjo ir paaiškino, kad nerūkyk, nes ten žmonės ligoti ir visa kita. Ir jisai šiuo metu... Tu kuro ligotas indienas Fabioniškis, ką tu čia? Rasizmo išpuolis, okei. O gali būti, kad jis tiek daug rūkydavo, kad jam atrodė tiesiog, kad ten indėnas. Jo, gali būti ten tranzerį, tiesiog buvo afteris šeštadienį. Bet tai buvo Red White'as, ne kas kita. Aš žinokit, manau, kad čia gali būti tiesa. Prisijungsi, Algimantai? Jo, nes aš... Tai jisai tą istoriją žino jau. Įdomu, tai jis ir buvo tas indėnas. Ne, čia gali būti jo istorija. Jisai turi... Kokio klausimo dar vieną? Jisai nebūtų savimi, jeigu nebūtų perėjęs šitos istorijos. Jam buvo šitą istoriją. Myliu tave, seni, laikykis. Visiems būna. Tiesa. Tiesa, tvirtinam tiesą. Tiesa. Pasakykit mums. Tai buvo įvykis suformavęs Lilo karjerą. Ar tai buvo įvykis suformavęs jūsų karjerą ar ne? Ne, bet tai tiesa. Tai yra tiesa. O tai Palaja sakė tiesą ar melas? Sakė, kad tiesa. Tai taškas keliauja Manto komandai ir po pirmojo rato rezultatu 4-2 laimi Manto komanda. Paploja Manto komandai. Ir su šiais nuostabiais plojimais Mantai įtrauk savo antrąją kortelę. Let's go. Upėje radau raštelį apie kankinamą žmogų. Kada? Kada čia buvo? Kokioj upį? Upėje čia, Vilniuje radau. Nerėje radau. Ir radau, koks dar klausimas buvo, kada? Taip. Čia turbūt buvo vasara. Vasara. Turbūt vasara. Aha. Kiek tų metų buvo? Kiek laiko tau buvo, kai buvai tuo metu gyvas? Mano gimimo buvo praėję 34 metai. Supratau, o... Tai tau buvo 34 metai? Jo. Gerai. Kelintų gimimo, valau? 91. Tai palauk. Kiek tau buvo tada, kai tu Rusy gyvenai? 18 metų iki... 18-19. Sueinant 3-6. Gerai, o dabar papasakok, tai Neris srauni didelė upė. Kaip tu radai, ten sunku, ten nėra, kad upelis toksai telkša, ateini, mėtos ten daiktai, jinai juda, didelė jinai. Ne, tai palauk, čia nebuvo parašyta lengvai, man atrodo. Šiaip ganėtinai lengvai radau. Nes butelis buvo prie pats kranto. Tai raštelis buvo butelį. Kaip? Butelį buvo. Ne, blėt, butelis buvo raštelėje, ar tu laikai, kad aš debilas?
Jesus. Gerai, kurioje tiksliai... Tai kuria dainas rimtai, eina kažkas jo koncertus, Jesus. Piskis jam į galvą, Lilai. Jūs, Lilai, jeigu galite. Jūs piskiam į galvą. Lukrecijau, važiuojam. Gerai, dabar butelis buvo buvo butelis? uždarytas ar ne? Čia Nežino, ką tu silpnapročių veiki, komanda tai yra, negalima ar kame sakyt. yra esmė? Tu, blėt, atsakyk į klausimą, kuriuo. Biški įsijauti, man Taip, atrodo. Jo, čia kas klausimus užduoda. Uždarytas buvo. Gerai, kur... O kaip atidarėjai? Nu, aš... Į kurią pusę sukai kamštelį? Į taip, kad atsisuktų, o ne kad užsukčiau dar labiau. Nu, ar jūs galvojat, kad aš... Taip mes debilas? galvom, kad debilas. Aš nebuvau vienas. Jūs klauskit manęs, ar aš buvau vienas tuo metu? Tu buvai ne vienas tuo metu? Geras klausimas. Buvau ne vienas tuo metu. Ko buvai? Su draugu. Paskambinkėm dabar. Atsiprašau, Dabar, va. neatrodo visiems, blėt, kad jie yra fiziškai už mumis stipresni ir tiesiog Ne. nėra tas bazaras. Jūs te pulkit taip mūsų, blėt, mes jūs bijai. Tai kad mes net klausimų užduoti net galim, mus puola iškart. Tai Mes jumis užduokit puolėm, normalų jūs klausimą. mumis puolat. Tai jūs mūsų silnapročiais vadinate. Nepulkit mūsų silpniausio nario, nahui. What? Pala. Tai kas tu padėjo tą butelį surasti? Evaldas Jasaitis. Kada čia buvo, palauk? O kada jūs du Atrodo, pidariukas paliupė vaikščio dviese, ką? Palauk, tai kiek jis sakė buvo jam metų? 19? Dabar buvo šiais metais. Taigi sakė, Ar tai buvo kiek čia filmavimas? metų buvo? Kas? Ar tai buvo filmavimas? Ne, tai buvo nefilmavimas. Išskirti. Ir tu vis tiek su Jasaičiu bendrauji, ne filmavimų metu. Jo. Ar Gerai, jūs prieš tai padarė kaip- oralinį? Dabar bandyk man kuo tiksliau. Kas darė oralį? O tu su įnominė nebūni po koncu? Ai, Nėra- jūs jau Pauk, ar konsus vaikšto. nebebūnat? Ne. Jie susitaikė tik Jūs tai... dabar išsiskyrė ar jūs kartu dabar? Kokioje Aš fazėje? pasimetęs esu. Kaip? Pasimetęs esu. Ok, gerai. It's complicated. It's complicated, taip. Dabar bando atskaičiuoti šaibas po arenų. Komplikuota labai. Tai yra, šiuo ne? metu jo. Šiuo metu nežinau, ar susitaikė. Gatvės datas užtepėlį net atsinešė. Šiaip Algiukas gerai pasiruošė filmavimui. Gerai, pala, dabar bandyk man atkartoti, kuo tiksliau tekstą raštelį. Blet, aš kaip giminės. Neišklausiu. Čia šaukia, čia Aš valgo. neturiu azero, aš atsinešu savo čia. Jei padarykit, sumontuokit, kad jisai greitai žiauriai valgo. Girdi, atkartok man, kuo tiksliau tą tekstą raštelį. Šiais metais buvo. Neįmanoma. Ten Šiais buvo metais kokie... buvo velagitų suknių. Ten buvo... Okay, čia jau asmeniška. Ne, ten buvo kokie gal... Ten buvo labai daug lapų ir tiesiog ant visų lapų prispausdinta belekė. O kiek tu dabar metų? Man dabar yra nuo gimimo praėjo 34. Tai kokio dydžio butelis buvo 5 litrų, blėt, kad ten tiek tų lapų? Ne, 0,7 man atrodo. 0,7, kiek O tilpo kokią lapų? brandą butelis buvo? Ten buvo kažkokie degtinės kažkokios. O kokias stiklas spalva buvo? Skaidrus. O kaip jūs jį radot? O ką geria karvė? Seniai, bet jeigu buvo skaidrus, tai vandenį nematyti Kas? turėjai. Kaip jūs jį radot? Ištraukiam. Toliau. Kiti kas dar. Prie esmės, kas buvo ten parašyta? Kokia situacija? Ten buvo parašyta apie kankinamą žmogų. O bet Apie kaip... kas ten buvo? Kaip buvo parašyta, kad sveiki Parašė, mes... kad mane kankina KGB. Ant kiek hujovai dirba KGB, kad žmogus sugeba butelį raštelį Gerai, paleisti į upę, blėt. Iš viso buvo taip, mes su FK radom tą butelį, ne, tarkim. Kas tai yra F? Evaldas Jasaitis. Kas čia toks? Jogėjais draugas. Ne? Ne, jokauju, viskas gerai. Ir mes ištraukėm butelį, ne. Ir ant butelį yra parašytas numeris. Ir mes paskambinom tuo numeriu dar prieš atkimždami butelį ir paklausėm, ar atidaryti ar ne. Ir jis toks, atsiprašau, bet dabar kankina, negaliu kalbėti. KGB kankino nebuvo telefonų. Ne, jis Mobiliųjų. pasakė, kad geriau sako, neatidarykit, nes sako, nelabai saugu, kur jūs esat. Ko netidaryti? To butelio. Kur jūs buvote? Taigi jis jau atidarė, jau buvo. Mes buvom netoli K2 prie upės. Ir ten nesaugi vieta yra? Aš nenoriu Jis savo sakė, kad Vilnius yra pakengti. nesaugi vieta. Atsiprašau, nenoriu pakengti savo per vėlu. komandos nariui. Tu jau bet, dalyvauji. blet, jei parašiau pagalbos raštelį, neįdėk į butelį ir neišmesk į jūrą. Kažkas ras, blėt. Ir po kiek metų? Kažkaip nėra logikos. Ne, nu gali būti, kad kažkas ten prikolina. Jie man davė pinigų kitą komandą. Mes jam nupirkom tos neksus. Akivaizdu, kad
Kažkas davė jam pinigų. Supranti man, tai ką aš galvoju, aš paimsiu visai iš kito kampo, žinok. Jo, varyk. Aš paimsiu, aš biškį papasakosiu netgi backstage iš to projekto, aš žinok, taip pasirinksiu apie tave. Oho, okei. Oho, tu taip giliai veikia. Jo, aš taip papasakosiu, žinai, kad tada aš papasakosiu, koks tu žmogus iš tikrųjų. Kai susitinkam asmeniškai. Bet tu pradėk. Aš koks tu žmogus žinau, Klajumas papasakoju visam internetui. Jis į video padarė. Jo. Daug peržiūrų ten, žinau, ne kartą žiūrėjau. Jis tas pažiūrėjo, orbitos nepasiėmė. Aš aplankalų norėjau išsitraukti nuo stalo. Aš žinau, kad tavo atrašymą gauti yra kaip tiesiog, nežinau, kaip loterijų laimėti. Tai aš įsivaizduoju, kad kažkokiu būdu K2 prisikasi ir tai čia pakvietė, bet kai būna tas žinutė, savaitę iki renginio rašo, atsiųsk man bet vieną tiesą, tu tikrai neatrašiai. Dėl to Dovydas, rašytas, turėjo galvoti 2 melus. Preitas buvo melas ir čia jaučiu bus melas. Jamba iš akių tikrai matys dabar, kad meluoja. Ne, šiaip čia yra jausmas, kad skaudu girdėt, iš draugo skaudu girdėt tokį dalyką, kai kalba apie tai. Tai jūs net nedraugai esate. Ne, tai nebesam. Tai jau meluoji. Olgu, tai jau nebesam draugai, tikrai po to. Tai aš įrendamas į šitą logiką ir tuo, kad, utopiškai skamba visą idėją, aš sakau, kad tai yra melas. Ir tai buvo vienintelis Aš palaikau mūsų komandos kapitoną. Man tai Markas sako, kad tai yra melas. Pasakyk mum, tai yra tiesa, ar Markas vis dėlto yra teisus? Aš duosiu serui Algimantui atsakyti, už mane tai yra... Ok. Patys viską supratot. Tai yra tiesa. Tai yra tiesa. 5-2 gaunam į skūrą kaip šunis. Gėda mums prieš juos papasakok biškį daugiau, 2 sakinius, jau dabar normaliai, kas ten buvo. Šitą istoriją, man atrodo, aš prasižiūrėjau, kas yra komanda ir galvoju, ar šitie žmonės... Turi internetą. Ar šitie žmonės gali būti matę tą seriją, kurią Evaldas Jasaitis savaitės rife pasakojo šiek tiek apie tai. Ir pagalvojau, kad gal jūs dar nematėt, bet jie Evaldas šiek tiek yra pasakojęs, tai savaitės rife, man atrodo, yra daugiau papasakota. Mes visai netoli kranto čia ėjom, radom butelį, ant kurio buvo parašyta telefono numeris ir kada išsiųsta data, kad išsiųsta. Evaldas Jasaitis maladėts. Ir tą pačią dieną buvo, ir ta pati diena parašyta. Ir mums atrodė, biški gaila, jeigu mes atkimšim, bet, šiandien, jis prieš 15 minučių išmetė. Ir paskambinom ir sakom, žiūrėkit, radom butelį, pasakykit nuoširdžiai, jeigu, neatidarysim. Ir jisai sako, aš tai šiaip jums linkėčiau neatidaryti, nes žinokit, jeigu jūs Vilniui rado dar, tai čia nesaugu, nes ten apie kankinimus mano. Ir mes tokie, oi. Jau žinom, ką darysim su buteliu dabar, kai apie kankinimus pasakė, bet mes tada sudaužėm butelį ir mes galvom, kad įdėsim atgal tą raštelį, kai paskaitysim, bet pasirodo, kad tas bičas yra žinomas visiems ir savivaldybei ir daug labai kitų organizacijų jis rašo, kad jį kankina KGB. Su nežinomu ginklu, bet tas ginklas yra nukreiptas jo butą ir jam eina per smegenis. Aš įsivaizduoju, bičias ant kiek desperdžiau savivaldybę, mientai nebe. Gal kas nors norite ateiti išgerti mano gerimuko? Įsivaizduoju, ant kiek desperdžiau. Įtemptai tapo. Pareigūnai tavim netiki, savivaldybė tavim netiki, grebiuos raštelio butelį. Atplauks piratai, išgelbės. Aš grįžau šiandien namo ir KGB man užkimšė tualetą yra. Čia nauja kartelė, mėlėjai, Plaimai Mantui už puikiai iškovotą tašką. Čia yra hybridinis karas KGB naujas. Jie užkimšinėja tualetus dabar. Markai, trauk savo antrojo kortelę. Gerai. Mane sulaikė Rusijos pasieniečiai, nes netyčia su vandens motociklu įplaukiu į Rusijos pasienio zoną. Labai, ponė. Pirmas klausimas. Turim padėkos. Mane sulaikė Rusijos pasieniečiai, nes netyčia su vandens motociklu įplaukiu į Rusijos pasienio zoną. Gerai, kiek įpūtai? Va. Kartą patį norėjau sakyti, seniai. Ant vandens šoliukų sunkiau daryti. Ne, tai buvau blaivas, jūs durnė, aš su motociklu vandens dar nutrenksiu. Sustokit, jeigu galite, sustokit pakrantį. Buvau blaivas, sakau, nes, žinai, dar su vandens motociklu girtas, kokį paukštį. Aš buvau neblaivas, kada įplaukiau, tai labai įmanoma, nes mes gyvenam labai šalia. Šalia ko jis gyvena? Ta prasme, tuose kraštuose labai lengva prasileisti ant šitų dalykų. Tu įplaukai, suėmė, tau priplaukė, ar tu tiesiog žinai, kad tu įplaukai? Pasakyk viską tiesiai. Aš nežinau, ar jam priplaukė, bet kad tu priplaukai. Tai čia faktas yra. Išplaukęs jisai jau visiškai. Jūs nežinot, ar aš priplaukęs? Ar aš tik tais toks noriu būti?
Pasikartosiu, buvau blaivas, nes girtas su motociklu ir būčiau į paukštį nutrenkęs. Jo. O, žinai, su Na, čia mašina. Blaivas, tu buvai? Aš ir dabar visiškai blaivas, aš jau savaitę kaip blaivas. Nice. Žiauriai nepatinka vis dar. Pablokime Markui, kas jis blaivas savaitę. Bet savaitę tai O čia... kiek tau metų buvo, kai šitas įvykis nutiko? Čia buvo legendinė vasara 2020... Ne, 20... 20... Gerai, kam legendinė, kam? Man Grūdų derliui legendinė. Man ir Benui, čia buvo ta vasara, kai išsiskyriau su Dovilė metam laiko ir tą vasarą mes su Benu pradėjom hiparikus, gastroliavom po Vilnių, po Nidą, po Palangas, visur varinėjom, darėm visokius Tikrai renginius. girtas buvai. Jo, nu, bet ne, čia Pachmielnas gal. Pala, o kur tu įplaukiai, kur tu įplaukiai? Tu... Pasienio zona Rusijos. Jo, bet kurioje vietoje, nu, ne Lietuvos. Kuršių mariuose. Kuršių mariuose? Iš kur išplaukiai? Ką? Iš Nidos. Iš Nidos. Mes Nidai beveik visą vasarą Nidai buvom. Jo. Jo. Ir yra vienas toksai turtingas čiūvas, šiaip nelabai galima Kuršių mariuose plaukioti, vandens motociklų, bet jisai, kadangi ten kažkokį pasiėmęs elektrinę ar kažkokį, kad ten tipo apeina reglamentus, tai kai atvažiuoja, jisai įsileidžia, davė paraidžių, čia buvo Aš norėjau paklausti, su kuo įplaukiai, o tu atsakei, taip gėjiškai, su vandens motociklu tiesiog. O ko tu galvoji su tanku, blė? Vevėjim, blėt, kur plaukiai? Vevėjim. Nu, toksai geras, nuliovas vandens mocas geras buvo, atvežė, įleido su Range Roveriu. Noriu dar šiek tiek pasimėgauti, kad tu kokius dar turi vandens ar šiaip transporto priemonės, kurias galėtum įgyti. Tu labiau nori paklausti, kaip aš plaukčiau. Kaip tu plauktum? Kokį garsą? Palaukčiau, kol viskas užšaltų, blėt, ir piščiau su Tomu, kur pučia vėja. Nes nuo ledo tada bet kurią šalį galėčiau paimti. Tai tu būtum ne tik priplaukęs, tu būtum ir nučiuožęs tada. Čia jūsų mąstymas koks aš. Gerai, grįžtam pas Marką. Gerai, Markai, O aš papasakok, tiesiog gėjus. Ką sakė? kai tave sustabdė, Taip. kaip šnekėjais, ką sakė, kaip viskas. Ten šiaip labai netoliesi yra, iš tikrųjų, nuo Nidos į dešinę paplaukus, aš nevėluoju, 5-6 kilus, ten jau jie būna patruliuoja su savo tokiu pasieniečiu to laivuku. Ir aš ten pradėjau įvariau, kažką raižau. Jie priplaukė, ten man kažką aš ничего. Что ты делаешь, я не знаешь, я vandens motocikl. Zrim. Ir tada sakau, tipo, kur riba yra? Sako, nu va čia riba. Sakau, atsiprašau, vyrai. 3 promilės. Sakau, извините меня. Ne zavut Andrei, ne zavut Dimitrij Nagejev. Kodėl tave paleido? Nu, o kam jie mane suimtų? Tipo, nu, aš nebuvo, kad aš peržengiau ribą. Jie, žinai, kaip klausi, kam policininkams suimti žmonės? Ne, tai jie Rusams dar. Pasieniečiai, žiūrėk. Esmė tame, kad aš nebuvau įplaukęs į Rusiją. Yra ta buferinė zona, kur jau tu, jeigu tu priartėjai, jie atvažiuoja, pasitinka tave ir sako, girdi, jeigu plauks toliau bus ne kažką. Matai, galima šnekėti su rusais, pasirodo. Nu, kai tokį liežuvį turiu. Tai Nu, mergaitės kaimam. pakalbėjau, atsiprašiau gražiai. Serė, Algimantai, jūsų dažniausiai tokiais melais neapipinsi paprastai. Ką galvoji šiuo metu? Žinai, pirma idėja, ką šauna į galvą, tai ir yra tiesa. Oi, Taip ar ne? Aš ten neprašyk jo pirmos idėjos, nebus nieko su šia laida susiję. Aš norėčiau tiesiog Aš manau, kad tai yra ok. pasirodyti prieš visus ir Bybė, aš čia kažką supratau. Tai aš tiesiog jungsiu savo smegenis ir aš pasakysiu belę ką, kas pirma, man taip. Taip? Okay. Aš nesupratau, kas įvyko. Taip, davai. Ne, tai pala. Neturim pagalbos, daug labai. Taip, jo atsakymas taip, kaip tu manai, ar tiesa ar melas. Aš manau, kad ne. Ką tu nuspręsi? Lengva tau šį vakarą. Jo, wow, koks yra tikslas komandos? Nu, man klausimas kiltų. Gerai. Taip arba ne? Čia, žinai, istoriko, bet kam galėjo įvykti. Absoliučiai. Aš manau, kad tai yra melas. Jisgi mėgsta būti. Melas. Blemba, aš Jis jau būtų išpasakojęs šitą dalyką. Kuria vieta netikė, gal pakeistų tavo nuomonės. Gerai, aš netikiu tą vietą, kur su tavim taip draugiškai pakalbėjo ir tau nieko nesakė. Tai jie nėra, tai kaip jie gali sakyti, jie atvažiuoja pikti, susiraukia, bet jie negali mane suimti, aš nesu dar jų teritorijų. Kas, ką suims? Mes mažytė jau pasirinkom. Melas. Manto komanda pasirinko melą. Net nebandyk mūsų susigrąžinti, Markai. Mes išeinam kaip tą legendinę vasarą išėjo Davilė. 22. Ate.
Bet- grįši 2/3. Bet sugrįžo po to, tai žinai, kad turėsi grįžti. Tai per kitą, turbūt. Per kitą filmavimą. Manau, kad... Mėla publika, kaip galvojat jūs, tai yra tiesa ar tai yra melas? Tiesa. Markai, pasakyk mums, tai yra tiesa ar tai yra Noriu melas? pakeisti tikrai, tau sufliruoja žmonės. Ne. Bet aš buvau Instagram postą apie tai kėlęs. Markai, tai yra tiesa ar tai yra melas? Aš Instagram postą buvau kėlęs. Pakuždėk. Tau nereik taško. Yra, nueik mano Instagramą, suras 23 metų vasarą. Labai kvailai jausias, žinok. Nu, 23 ar 22? 23. Žinok, aš sako. Kvailai jausias, žinok. Jeigu ne... Markai, paskutinį kartą klausiu. Tai yra Palauk, aš tiesa? jį beig paėmiau. Tai yra tiesa ar tai... Aš manau, kad tai yra supistas melas. Nu ir, ble, nu ir maladėts, nu ir melas, nu ir... Tai buvo melas. Malkų sausai gaunu. Dar vieną tašką iškovoja Manto komanda. Serė Algymantai. Įmanoma dar laimėti. Atverskit savo antrąją kortelę. Palaikom plojimai Serą Algymantą. Vai, jam jų reikia. Anglijoje dalyvavau raganų apeigose, kad paminėti mirusius. Tai nebuvo raganų apeigos, tai buvo pagoniškos apeigos, bet pats svarbiausias dalykas, aš visą laiką papisiu protą prieš tai. Tai buvo pats svarbiausias dalykas. Gerai, kur čia buvo? Anglijoje. Tiksliau. O kur tiksliau, jo. Ir kiek tų metų buvo tuo metu? Stonehenge dabar, blėt, ką tik grįžau iš Anglijos. Pažiūrėkit mano storius, pažiūrėkit viską, ką aš kėliu. Aš ką tik grįžau iš Anglijos, nuvarom, blėt, pilį kažkokio mėgojau. Pilį mėgojau kažkokio ir mes varėm į seniausią Anglijoje akmenų išdėtą pagonių ratų sistemą, huiznait, kas tai buvo. Seniausia Anglijoje skvota. Nėra skirtumų. Aš nuvariau tenais ir mes atvarėm tiesiog pasižiūrėti, kas ten yra. Gražus laukai, jokių medžių, nieko panašaus nesu matęs. Ir iš limestone sudėti akmenai. Milžiniškas ratas. Ir kol mes ten atėjom, žiūriu, pradeda visokie frikai, kaip aš rinktis. Bet jie senesni, visokie seniai, su vorlokų kostiumais, su raupsais, belio kokiais. Ir mes stovim tam ir aš priejau, sakau, ir vienas čiuvakas iš vis lasdas drožė, visi lasdas turėjom turėti. Tai nebus lengva sugalvoti, už ko kabinti šitą istoriją. Galų galiausiai... Jūs pabaigėme, mes Ne, tai seniai, aš tiek... Neklausim nieko. Žiūrėkit, Suvarykit. jūs pasakykit, kad tai tiesa ir aš tiesiog noriu papasakot, ant kiek man zaibys buvo. Tai pabaig ir pasakysiu, kad tiesa. Ir buvo kosmosas visiškas. Mes varėm ratu, visi vaikščiom tarp tų limestone, tada sustoję turėjom sakyti savo, ką iš žmonių praradom. Tai aš atidavau seneliui savo, kurį labiausiai mylėjau ir tada visi šaukė, hail, welcome. Tiesa. Jo, tai aš buvau Galiu, kapitonė. keeper of the circle, Duodam, pabaig. kuris vieną kartą vyksta tiesiog metuose toks dalykas ir aš random pataikiau jį ir aš tapau keeper of the circle kažkokio tai dalyko, į kurį aš ir kitais metais važiuosiu. Tai yra tiesa. Tai yra tiesa, paimkim visi šitą kaip tiesą. Nice. Ir dabar pažiūrėkim, ar tai nėra fucking melas, na. Ne, tai jau parašyk. O tai buvo melas? Ne, tai buvo fucking tiesa. Tai buvo vienas gražiausių mano vasaros experience'ų. Netyčia papuoliau, bet turėjau tokį experience'ą. Kažkas nerealaus. Siūlau keliauti žmonės ir mėgautis visko. Plojimai Sergio Algymantui už gražią žinutę. Ir čia nėra, blėt, graži žinutė, gražiai idėja, kad kitai komandai tiesiog pasisektų, nors kurva tašką gauti. Koks rezultatas? Visi, blėt. Algymantai, ar tu žinai šito žaidimo taisyklės? Kebra, aš nedalyvau pagonių, blėt, rate. What the fuck? Imkit tašką, aš visą laiką. Jau perdėm. Ačiū labai Algymantai. Dar kartelį plojimai Algymantui. Plojimai tau. Ir su šitais plojimais Lukrecija jau traukit savo antrą kortelę. Lukrecija! Woo! Esu buvęs Seimo nario patarėjų. Jeberada! Palauk, dabar neklausim, kokią spėjom. Prieš tatuškės ar po? Prieš. Prieš ar po vilko?
Taigi Vilkas tai buvo melas. Taip. Keista, kad tiek ilgai galvoju. Kažkaip aš jau patikėjau, žinau, galvoju, blėtų, kiek man metų buvo. Tai gerai, kieno mes galvojam, kad jis gali būti patarėjas. Pela, čia dabar kurio Seimo nepyk? Rusijos dūmo. Ne. Kurių metų turėjo? Nuo tavo gimimo. Nepamenu, žinok, tiksliai, kurie metai buvo. Tai bet čia maždaug, čia ne šis Seimas akivaizdu, čia ne, anas čia Seimas, kokie ar čia būtų daromas? 10-11 metų atgal. Ai, tai gerai, tai tiesiog pasakyk pas ką tada. Neprisimenu pavardės. Ai. Okay. Bet realiai neprisimenu pavardės. Kokius jūs patarimus Lukrecijau, galėtų duoti? ar gali būti toks dalykas, kad tu buvai patarėjęs kultūros klausimais kažkokiu Tada dalyku nebuvo pas mane jokios Vilniuje? kultūros, žinau. Nebuvo. Ne. Ne, pasipanėkiu klausimais buvo jis. Aš žinau, koks jo klausimas, bet jis turi ir daug kitų priėjimų. Kokias buvo panetkės, tokia buvo ir partija. O kokiai partijai? Darbo partija buvo. Darbo partija buvo? O, davai, atsiprašau, galiu pertraukti. Pizdu, kurva, darbo partijos jaunimo organizacijai, jeigu aš priklausiau, kurva, jaunimo... Partija Darbas? Jo, pas Viktorus paskika, kurva, seniai yra tiesa, nahui. Jeigu yra dar išknisti tokie dalykai, taip, jaunoji šviesa, sveiki atvykę. Taip. Taip, nežinodamas, kur... Čia pizda. Nežinodamas, kuri puoliau ir, man atrodo, paskui tą pačią istoriją šito čivako. Esi buvęs, blėt, esi bibi čiulpėsis. Taip, jeigu esi buvęs jaunimo organizacijai pas mus paskika, tai esi bibi čiulpės. Seniai arba dar žuslavė arba bibi čiulpėjai, blėt. Kodėl tavo pavardė Dūda yra? Nes... Kur tu esi pūtęs, papasakok. Į Dūdą, nu. Mano Dūda. Gerai, mano... Algimantas atrodo, kad AI-us žaidžia su mumis. Grinai. Tiek yra pajėgus ir AI-us atžaisti jau šiuo metu. Tu buvai patarėjęs, ką top 3 patarimai Seimo nariui. Ką dabar galėtum patart? Galėčiau patart. Nesigabink prieš to prie Vaidučio geriau atsakyk. Ką patarėjai, kokie tavo patarimai? Visuomeniniais klausimais. Visuomeniniais restruotojai. Pavyzdžiui. Ne, tai žinai, mano tas patarinėjimas buvo labiau padėjėjo darbas. O tai ką tu padėjai? Tai bet koks darbas atrašyti papel paštų, užsakyti kanceliariją ir panašius dalykus. Kam užsakai kanceliariją? Seimo nariui. Kokiam? Neprisimenu. Bet keista šiaip, kad neprisimeni. Bet kanceliarija per telegramą. Aš prisimenu, palauk, man atrodo vardas buvo Vilija, man atrodo. O kaip gražus vardas? Kaip tu tapai Seimo narių padėjai? Jinai tave pasirinko? Tai buvau jaunimo organizacija. Okay. Jaunimo Ir po to buvau Seimo nario patarėjų. Okay. O kaip skamba Padėjai. gali biškai paskaityti? Esu buvęs Seimo nario patarėjų. Ai, okei. Skamba šiaip. Seimo narys Vilija. Nu, Seimo narys tai yra savoka. Taip. Neturi giminės. Neturi lyties. Patarėjas irgi neturi lyties. Bet žinai, kas turi? Ledas turi lytį. O, geras, ledo lytis. Supratot dundukais, blėt. Markai iš tikrųjų žavė šitas faktas. Nu, davai kažką įdomiau. Nu, man atrodo, kad tu labai nesažiningai meluoji. Kodėl nesažiningai? Todėl, kad net nesupažindini Nes su jis draugais. tiesą sako. Kokiais draugais? Su, pavyzdžiui, Seimo nariais, su Vilija. Kas ta Tai Vilija? kaip ne, aš Kas ta negaliu tave kurva? supažindinti. Kur čia tau skambina? Kur Vilija? Aš negaliu supažindinti su žmonėm, kurių neprisimenu. Aš pamenu vardą, man atrodo, kad Vilija, bet aš irgi galiu meluoti šitą dalyką, bet ne dėl to, kad aš žinau, kad meluoju. Ne dėl to, kad Vilija. Tiesiog galiu meluoti. Ja. Nu, blemba, nežinau, man čia šeidi viskas yra. O kuo baigėsi Davai viskas? pasakyk man tiesą. O kuo baigėsi viskas, Lukrecijau? Šitas bus sunkus. Išvažiavau Jukus. Tiesiog nepabaigiai kadencijos net? Ir po ūkų prasidėjo veido tatuiruotės ir iešmais Jo, ir po to pradėjau ūkose čiulbibius paskui. Gerai, vis tiek tiesa. Kaip tu galvoji, Vaidutė, čia tiesa ar melas? Aš labai pasimetęs dabar esu, aš galvoju, kad gali būti tiesa, bet jis primelavo, sakydamas, kad nežino tenais vardo ir panašiai. Gali Dėl to mums reikia dar kažkokį klausimą iškapstyti. Nes aš šiaip galvoju, kad gali būti tiesa, bet jis tiesiog primelavo, kad galvotume, kad melas yra, bet gali būti, kad tiesiog melas yra.
Bet tu gali neatskleisti detalių, bet tu gali neatskleisti Jo, detalių. tu gali, žinai, laviruoti. Jo, ir aš manau, kad tai Bet yra aš tai, negaliu meluoti, kad neprisimenu. Neturim Gali? kadų klube Vilijos, kad galėtum išvest, kad jis tai galėtų patart kažką jai. Manau, net. Dabar duotojo moment. Nu, Ar yra vyras Vilija skubam. čia? Na, aš tai manau, kad... Tiesa. Nu gerai, o bus ką tiesa, publika bus tiesa. mano? Kas galvoja, kad tiesa paplokit? O kas galvoja, kad melas paplokit? Nu, man irgi taip atrodo. Tai yra... Vaidutė? Visys. Taip. Tiesa? Bet blemba, ar žmogus iš darbo partijos meluotų? Šitas geras. Mums Bet jis atrodo neleisdavo. kaip Man darbo partijos neleisdavo. žmogus. Blet, kiek jis darbų turi? Gerai. Tėvai Gorijo, sakyk. Žinot ką, aš pasakau savo nuomonę dabar. Aš pasakau savo nuomonę ir ta nuomonė yra, kad tai buvo. Dabar tavo nuomonė? Buvo. Nu tai visi sakom, kad buvo. Lukrecijau, varžovai galvoja, kad tai yra tiesa. Tai buvo tiesa. Duokit ar tai man vis dėlto daiktą, yra o melas? meluoju. Tiesa. Tai yra tiesa. Bet čia klaida yra, aš nebuvau patarėjų, aš buvau padėjėjų. Nėra skirtumą, pohui mums taškas. Dėkui. Bet jisai tai pataikė, nes aš buvau žinai jaunimo organizacijai darbo, vaikų. Nice, Ir po to šitoj, jo. Tai netitiko mano Žiauriai politinių įdomus pažiūrų, nes seni. aš jų neturėjau dar tada. Ja. Kur čia kamera mano? Noriu kreiptis į Tenais tiesiai. jaunimo organizaciją darbas, kada man už kurą sumokėsit, blet. Jos jau nebėra. Ja, Jinai išniekino mūsų Renginį kartą vedei ir jam? išnyko. Buvau kažkada nuvažiavęs supratau, kad jaunimo organizacijai darbas pasirodau. Yra kaip yra, dar kartelį plojimai Manto komandai už dar vieną iškovotą tašką. Vaidutį trauk savo antrąją kortelę. Mokyklos spektaklyje vaidinau Adolfą Hitlerį. Aš noriu pamatyti, parodyti tą gestą, aš suprasiu. Taip. Pirštus uždėk, panosim ir ranką pakelk. Pakelk. Nu, kilsel tą ranką. Čia buvo... Nu, žiūrėk, iki tiek bent. Tiek. Aš galiu makareną. Taip gali reikėjo. Bent taip padaryti. Gerai, apie ką spektaklis buvo? Kiek tų metų buvo? Reikėjo nusišaut bunkerį. Ar į Argentiną? Dėl tokio vaidmens būčiau galėjęs. Ar buvo spektaklis kaip į Argentiną plaukyti tiesiog? Ne, čia... Ar reikėjo čiulpti, kad gautų tą vaidmenį? Ne, čia buvo, žinot, kaip būdavo tie kalėdiniai tiesiog vaidinimai ir kiekviena klasė kažką turi Ir pasakyti. Hitlerį reikia per kalėdas vaidinti. Nu, mes sugalvojom. Žinot, kai reikia Hitlerį vaidinti per Jo. kalėdas ir visus jau taip Ne, išpildyti. nebūdavo pas jūs taip. Ne? Vienas Bin Ladenas, kitas Hitleris, nu tiesiog. Per kalėdas. Okay, Jo. Įstoliai. Nu, Turėjo kalėdų šventė siužetą būdavo, visą tai. kiekviena klasė turėdavo parodyti. Net jeigu pats normalu būdavo su gitara. Aš visą laiką žydą vaidinau. Man nesakė, kad yra kitų rolių. Skaudėdavo. Wow. Gerai, mažasis Adolfiuk, ar didysis, kaip čia tai pavadinti dabar netgi. Kodėl tave išsirinko Adolfą vaidinti? Adolfas buvo mažas, sukriošęs dėdukas, o tu esi Labai aukštas, didelis. Aš buvau su gan ilgais plaukais ir iš manęs vienintelio neskusto po antrų buvo galima šukuoseną jo padaryti. Okay. Ar tas dalykas, ką darėt, turėjo siužetą kažkokį? Mes tiesiog... Ne, čia labai sunku, guru. Per istoriją. ėjom. Galim lengvesnį kažkokį, ble. Nu, koks siužetas buvo, sorry, pertraukiu. Tai per istoriją tiesiog ėjom. Mes tipo pagalvojom, kad bus bairis blogiausius istorijos žmonės pavaizduoti. Ir Gerai, bet kurią tiksliai Adolfo gyvenimo vietą darėt, kai jau suprato, kad reikia žudyti žydus, tai... Ar kai jau priėmė sprendimą verstis į Lenkiją? Ne, Ką? tapytojas buvau labai geras. Ai, gal gerąją pusę bandėt? Ja. Iš gerosios pusės parodyti norėjom. Kelintoj čia klasė buvo? Čia buvo 8 klasė. O kur čia buvo? Mokykloje. O kiek tų metų buvo? 8 klasėje, kiek man metų buvo? 13. 14 gal kažkas tokio. O, va čia yra, O tai tu meluoja. vaidinai tiesiog kaip tapėjai? Ne. Nu, gerai, Hitlerį. siužeto, biški daugiau siužeto. Aš labai jo tiksliai neatsimenu. Man atsimenu, kad reikėjo... O tu džiaugiaisi gavęs tą vaidmenį? Tada taip, dabar ne. Jau kai... Kaip reagavo šiaip aplinkai, tai... Tai normalu. Visiem normalu buvo? Visiems bairis. O ką mama sakė? Buvo arba galėjau rinktis arba Šaflint, arba Hitlerį vaidinti. Tai aš rinkaus Hitlerį vaidinti. Safas dabar būtų žiūrėtas, nesupratęs. O gali parodyti, kaip tu vaidini Hitlerį? Nein. Gal gali paskambinti? Bet būtum su Remio Aesthetics tada, jeigu būtum lipęs ant tų... Su kuo? Su Remio Aesthetics. Jeigu būtum pasirinkęs sportą... Aha, į sveikatą dėlę. Algiukai, kelintą tu geri jaučia. Aš žinokit, aš sėdžiu su savim. Jūs toliau nuo manęs. Aš Vienas nebegertų, žinai, kaip tau būna. Aš kalėdas praktiškai švenčiu. Nu, Po to pradėsi miestą gauti žmonės tatuiruoti visus. Mes dar net nesipošėm kalėdom, tu jau geri Taip kalėdom. supratau.
Gerai, o mano tai buvo paskutinis full on, melas. prasme, esesininko apranga, ausiukai. Ne, tenais improvizuota buvo, tipo, tiesiog papiešta buvo, šukuosena padaryta ir juodai apsirengęs šiau. Toks į... Nu, tipo, mokyklos spektaklis, ką tu ten negausi iš senelio kostiumo. Man atrodo, mes nieko negausim ir iš šitos istorijos. Blet, Jo, įdomu. tiesiog šauta klai. Galima iš kitos pusės prieiti, ar galėtų parašyti tokią istoriją produceriai laidos? Ko gero nelabai, nes... Jeigu norėtų sudeginti savo laidą, ko gero. Aš ne iš tos pusės, jinai tiesiog labai nuobodi. Šios var. Tai dabar klausimas, ką įžydė rašytojus ar mane? Gerai, vaidino Adolfą. Barabum. Jo prieš tai buvo tiesa, man rodos, ir melas. Na čia nebesimoko. Bet labai panašios Aš istorijos. Aš jau sudegiau su Britu tokiu galvojimu. Bet žinai, su ta gitara buvo tiesa, tai čia, blet. Bet mokyklai tai braižas vaidini tas pats Hitlerį, aš istorijos, ne? nesuprantu. Nu, jo, Nesąmonė. panašus braižas. Nesąmonė, Hitlerį per Kalėdas 8 klasėje. Suprašau, 10 klasė, tai normaliai. būtų. Ladeną kitas vaidina, blet. What? Gerai, tai yra melas. Tai Melas. Tai yra melas. Yeah! yra melas. Yeah! Pagaliau. Gaunam, nu. Net mano nesąmonių šnekėjimas nesustabdo jum gauti taškų. Irgi. Gera, kad tu dar gyvas, Algimantai. Mėlėjai, turim paskutinę kortelę, turim laidos nujoką, atidodam visą paskutinę meilę ir visą paskutinę energiją ir Konstantinai atskleis, kas ten slepiasi. Kad nusiraminčiau prieš koncertus, einu imtynių su garsistu. Gėjiška. Aš buvau kaip tik praeitam konce backstage, mačiau, darė. Gerai darė. Nuimtiniavo, žinai. Taip. Ar patiko? Ta bando paklaus, man atrodo. Ne, tai kad man patiktų, tai žiauriai, aš kad... Kur ateit pažiūrėti, sakykit. Prieš koncertus Lidlu. Lidlo. Nu, tai klausimėlių. Tai klausimėlis taip, yra tavo lyriksuose tokie žodžiai, kad tos mergaitės dabar rajonų barakus sako dėl jų grožio surūkyta tiek tabako. Čia rimtai mano? Tavo, jaunas ir durnas vadinas toks. Tada ta Karina kurva. Algimantai, ar tu turi klausimą? Formuluok klausimą, Algimantai. Aš tiesiog... Perinam prie klausimo. Aš tiesiog fan. Čia dosie tiesiog man. Tu labai daug teiginių pasakai, bet ne vieno klausimo. Davai, užduok klausimą kokį nors. Kad klaustukų pasibaigtų. Taip, užteks plėšint gandonus. Nu, Ne, aš gal ir neturiu, žinokit. Gal aš ir neturiu. Man atrodo, žinom, kas šiandien laimėjo. Narkotikai. Senai vartojas, jeigu kas turit, prineškit, tikrai paimsiu. Bet jau pizda, kiek ilgai, žinokit. Jeigu paimsit su narkotikais, parsveskit ir namo, galiu kristi iš karto. Dėkui. Nu, tai paklaus man, tai Jo, gal paldauju. klausimus turėt vaidūti, ką tu? Turiu klausimą. Viskas pas jūs ant Algimanto pečių komandai, kažką ir Mes, patys. žinok, paskutinį raundą nusprendėm jam atiduoti save. Koks rezultatas yra dabar? Jo, imtynių Intrigos rezultatas, liko dar. kas dažniau laimi, tu ar garsistas? 7-4, man. 7-4. Jūs nebelaimėsit bet kokiu atveju. Mes jau... Čia buvo klausimas kažkoks? Jo, kas laimi, tu ar garsistas? Aš. Blet, meluoju. Pala, Vaidutė, aš tik noriu, tau turiu klausimą. Čia tas pats bičas, kur prieš tai tavęs klausė apie nuobodžią istoriją. Tas pats? Ok. Gerai. Žiūrėk, padarysiu, kad įdomiau būtų. O imtynės graikų, romėnų ar amerikietiškos? Laisvųjų. Laisvųjų. Ok. Imtynės už galvos aš dabar Čia sena tradicija jūs? Kas toksai garsistas yra? Greitai. Kiela. Kas? Kiela. Dovydas Kiela. Padėjo, šiandien. pizda šitas klausimas. Čia nesusiję, tiesiog kažkas už papą paėmė ir viskas. Blogiausiu metu. Žiauriai garsiai dainavo ir muzika nutilo. I just want you to know. Blemba. Ką galim iškrapštyti iš tos istorijos? Šito Stuarto Lilo. Nieko neiškrapštysit. Algimantai, gal Yra sugalvoji tokia- klausimą, tu?
Gal teiginių bent jau. Kokia tada. tavo, kaip tave jokingiausiai yra vadinę? Lidlas ir Juokingiausias. ligoninė. Aha, pats geriausias šitas. Lidlas ir ligoninė geras. Ja. O kaip dar yra tave dar jokingiausiai? Yra Lilai. legendinė fotkė ant stotelės, kur Konsas Lidlo reklamai, Lidlas, sakau, Lidlo reklamą ir užrašyta su markeriu Lidlas ir ligoninė. Ble, nu jokinga. Čia, kur Algis varys po filmavimo. Ir Lidla po to įlygo. Jaučiu gailiesi, ne, kad Lila susigalvoja. Ne, aš žinau, kad garažinė rūkoma yra. Nu, tai menas tiesą klausėt kažką vyrai, blembačkinu. Jo, gal tada važiuojam varžybų žiūrėti tiesiog. Sakykit tiesą melas. Jau Tai baigęs. Laskovas gali pasakyti. Jo, baigęs, ką tik baigęs. Iš tono turbūt nekaip baigęs. Dabar Žalgiris mes laimėjo. atiduodam- Sorry, kad spoilinu, bet Žalgiris laimėjo. Visą tą vakarą. Ble, minė, prašiau nesakyti rezultato, kurva. Sorry, išjunkit kažką viską. turėjau įdomiau pasakyti nei šitą istoriją. Rezultatas yra įdomiau negu šitą. Ne, ką jam. Aš tai manau, kad čia gali būti tiesa. Bet tu dar... Bet jūs tiesiog ant bairio pasimti, ne, tipo, kad pasikurtum su vyrais pastrint reikia ir tą varai dainuoti? Jo, su vyrais pasitrinti iš tikro, tai čia yra toks senas bairis. Jisai liko kaip tradicija, dabar to jau nebepavadinsi imtynėm, bet aš pusę savo gyvenimo atlankiau imtynės ir anksčiau išgėręs kabinėdavausi prie žmonių imtyniaut. O kaip atei toks atinį barą atsigulį ant žemės, ateik, kurva. Paim. Ateik, aš tave. Dabar turi ant keturių, atsiklaup ant keturių ir paimti. Lilai, Tos tu man pinigus darai, ne? patikai labiau išgeręs. Tu man visą laiką labiau išgeręs. Imtynės man geriau buvo. Na tai atsakant į klausimą, taip ir liko. Taip, yra ta tradicija. Forever young, I wanna be forever young. I want to be forever young. Atiduodam tiesiog Algimantui nuspręsti. Davai, Algimantai. Dai. Galiu šitą? Turėk paskutinį žodį, Jėzau. Ačiū, mano mergaitės, kaip fainai. Reikna. Koks tavo klausimas iš vis? Aš taip ir galvojau, kad ar Algimantas atsimena, apie ką mes Žiūrėk, tiesiog sakyk tiesa ar melas ir viskas. Tai tiesa ir melas. Sakyk tiesa ar melas, pasakyk vieną žodį, tiesa ar melas. Tam ruletę? Jo. Tai tu labiausiai... Tu ruletė, sukasi ruletė, pasukai ruletę, ką tik. Markas geriausiai moka prasuk. Dai. Raudona juoda? Tiesa ar melas? Pohui. Nu, ir užbaigiam ir... Ir stop. Melas. Konstantinai, tai yra tiesa ar tai yra... Paskutinis žodis. Paskutinis Ne, tai žodis. yra tiesa. Vis dėlto tiesa. Tai dabar paskutinis koks? Tiesa. Tiesa. Tai yra tiesa ar melas? Melas. Tai vis dėlto buvo melas. Tai vis dėlto buvo melas, bet nepaisant visko, Manto komanda šiandien yra laimėtojai, galim paploti. Ne, Manto komanda, turim vieną laimėtoją šiandien. Paplojam ir Marko komandai. Pasiblokit patys savo, buvo šiandien neįtikėtini. Ačiū Jums labai. Susitinkam kitose laidose, o dabar Jums sakau saldžių sapnų. Ačiū labai, kad buvot. Ačiū, ate. Ačiū visiems, fantastika. Atsargiai vairuokit namo. Am I right? Ačiū tau irgi ačiū.